Sveiki, jūs klausotės kasdienės manos, aš esu pastorius Mindaugas Pikūnas. Skaitydamas Bibliją randu tokias eilutes. Laikykis Dievo įstatų ir įsakymų, kuriuos duodu tau šiandien, tavo labui ir tavo palikuonėms po tavęs, idant ilgai gyventumei žemėj, kurią Viešpats tavo Dievas duoda tau visam laikui. Pakartota Įstatymo knyga, 4 skyrius, 40 eilutė. Gerbk savo tėvą ir motiną, kaip Viešpats tavo Dievas tau yra įsakęs, kad ilgai gyventumei ir tau sektųsi žemėje, kurią Viešpats tavo Dievas tau skiria. Tiksliai, sekite visą kelią, kurį Viešpats jūsų Dievas jums įsakė, idant klestėtumėte ir jums sektųsi, idant ilgai gyventumėte krašte, kurį paveldėsite. Ta pati knyga, Pakartoto Įstatymo, 5 skyrius, 16 ir 33 eilutės. Toks yra tas įstatymas, tie įstatai ir įsakai, kurių Viešpats jūsų Dievas įsakė man jūs mokyti, kad vykdytumėte juos krašte, kurio einate paveldėti, idant tu, tavo vaikai, tavo vaikų vaikai pagarbiai bijotų Viešpaties savo Dievo visas tavo dienas ir laikytųsi visų jo įstatų ir jo įsakymų, kuriuos tau duodu ir ilgai išsilaikytumei. Klausykis tad Izraeli, laikykis jų ištikimai, kad tau gerai sektųsi ir didžiai daugintumeisi krašte, tekančiame pienu ir medumi, kaip Viešpats tavo protėvių Dievas tau yra pažadėjęs. Pakartoto Įstatymo knyga, 6 skyrius, 1-3 eilutės. Na ir patarlių knyga. Valdovas, kuriam trūksta supratimo, nuožmiai engia, o tas, kuris bjaurėsi neteisinga nauda, ilgai gyvens. Patarlių knyga, 28 skyrius, 16 eilutė. Panašių eilučių galima rasti ir daugiau, tačiau jų mintis yra viena – paklusnumas Dievui ir teisumas prailgins žmogaus gyvenimą ir suteiks klestėjimą. Labai viliojantis pažadas, tačiau savo nuostabai randu ir tokius žodžius, kuriuos užrašė pats išmintingasis karalius Saliamonas. Jis rašė: savo trumpalaikiame gyvenime mačiau šiuos du dalykus. Kartais teisus žmogus pražūva, nepaisant jo teisumo, o kartais nedorėlis išlieka, nepaisant jo nedorumo. Mokytojo knyga, 7 skyrius, 15 eilutė. Atrodo, pažadas ilgo gyvenimo ir klestėjimo tik ir lieka pažadu, nes Saliamonas stebi visai kitokią realybę. Ir jis ne vienintelis, tą patį minėjo ir Jobas, ir Dovydas. Tokios situacijos labai patinka Biblijos priešininkams, nes atrodo kaip nesuderinamas netitikimas pačioje Biblijos žinioje. Bet neskubėkime su išvadomis. Vertėtų paskaityti šiek tiek platesnį kontekstą. Kiek vėliau Saliamonas rašys: kadangi bausmė už nedorus darbus netuoj ištinka, žmogaus širdis įsidrąsina daryti piktą. Nusidėjėlis gali daryti piktą 100 kartų ir vis tiek ilgai gyventi, tačiau žinau, kad bus gera bijantiems Dievo, nes jie garbina jo artumą. Bet nebus gera nedorėliui. Savo dienų jis neprailgins kaip šešėlio, nes Dievo negarbina. Mokytojo knyga, 8 skyrius, nuo 11 iki 13 eilutės. Saliamonas rašo apie uždelsto veikimo dėsnį, kai teisumas nebūtinai atneša klestėjimą, o blogumas pražūtį. Tai yra labai svarbus pastebėjimas, nors ir nelabai guodžiantis. Mes norėtume, kad iš karto geru būtų atsilyginama geru, o už blogį blogu. Tai būtų paprasčiau. Uždelsto veikimo dėsnis leidžia įsisiūbuoti blogiui, nes jis nenukertamas vos tik išleidęs daigą. Dievas leidžia žmogui parodyti tikrai savo veidą, kai bausmė ne visada slypi už pirmojo posūkio. Ilgainiui pasitikėjimas Dievu atneš ilgai lauktus ir malonius vaisius, o maištas ir betvarkė galų gale sunaikins patys save. Bet kaip gyventi tokioje visatoje? Kaip priimti kasdienybę, kai atrodo teisingi pasirinkimai neduoda teigiamų lauktų rezultatų? Reaguodamas į tai, Saliamonas pasiūlo išeitį. Neperdėk būdamas teisus ir neperdėk būdamas išmintingas. Kamgi turėtum save pražudyti? Neperdėk būdamas ir nedoras bei kvailas. Kamgi turėtum mirti prieš laiką? Geriausia arba geriau, kad vieno laikytumeisi, bet ir nuo kito rankos netitrauktum, nes kas bijo Dievo, tam su abiem seksis. Mokytojo knyga, 7 skyrius, 16-18 eilutė. Jei anksčiau dar buvo gana nesunku sekti Saliamono logiką, tai dabar, jei atvirai, ne vienas šių žodžių skaitytojas pasimeta. Pasak Saliamono, perdėtas teisuoliškumas veda į mirtį lygiai taip pat, kaip atsidavimas nuodėmei.
ką daryti, ar yra kokia išeitis? Anot Saliamono, taip. Ir ta išeitis yra Dievo baimė. Atėjai, kad numirtum, tu atėjai, kad aukotum save. Tavo dėka giedam laisvės giesmę Dievui, tavo dėka kryžiaus auka. Tu atėjai, kad numirtum, tu atėjai, kad aukotum save. Tavo dėka giedam laisvės giesmę Dievui, tavo dėka kryžiaus auka. Nepažinau tavęs, bet tu mane mylėjai ir ant kryžiaus mirei už mane. Keliu rankas, trokštu garbinti tave, dėkoju tau, giriu tave. Nepažinau tavęs, bet tu mane mylėjai ir ant kryžiaus mirei už mane. Keliu rankas, trokštu garbinti tave, dėkoju tau, giriu tave. Nepažinau tavęs, bet tu mane mylėjai ir ant kryžiaus mirei už mane. Keliu rankas, trokštu garbinti tave, dėkoju tau, giriu tave. Nepažinau tavęs, bet tu mane mylėjai ir ant kryžiaus mirei už mane. Keliu rankas, trokštu garbinti tave, dėkoju tau, giriu tave. Dėkoju tau, giriu tave. Dėkoju tau, giriu tave. Kasdienė mana. Gyvename sudėtingame pasaulyje. Sunku būna suprasti save, o ką jau kalbėti apie Dievą. Tačiau Dievas paliko mums žinią apie save – Bibliją. Joje mes skaitome, kaip Dievas atsiskleidžia istorijoje, bendravime su žmonėmis, bei skaitome jo įkvėptas mintis, kuriomis dalinosi Dievo baimingi vyrai ir moteris. Dievas bando rodyti mums savo draugystę, bet kaip dažnai mes galvojame, kad jis yra didžiausias mūsų gyvenimo priešas. Nors esame raginami bijoti Dievo, pats Dievas mums ir paaiškina, ką jis turi omenyje, sakydamas, bijokite manęs. Nebūk išmintingas tik savo, pagarbiai bijok viešpaties ir venk pikto. Patarlių knyga, 3 skyrius, 7 eilutė.
Anot šių eilučių, bijotis Dievo tai vengti pikto. Bijotis Dievo tai pasitikėti juo, kad jei jis sako, kad taip yra geriau, vadinasi taip yra geriau. Tai santykiai paremti ne baimę, o pagarbą. Galbūt mus suklaidina žodis baimė, mes bijome vagių, bijome šunų, bijome aukščio, bijome piktų žmonių, todėl galvojame, kad ir Dievo reikia panašiai bijoti. Hebrajų kalboje, kuria ir buvo parašyta Biblija, žodis bijoti reiškia pagarbę baimę. Panašiai kaip mes pagarbiai elgiamės su vyresniu žmogumi, savo tėvais. Taip, neveidmainiškai pagarbiai reikia elgtis ir su Dievu, savo kūrėju. Štai ši Dievo baimė ir padės mums išlaikyti savo gyvenime pusiausvyrą. Leiskite dar kartą priminti tuos Saliamono žodžius. Neperdėk būdamas teisus ir neperdėk būdamas išmintingas. Kamgi turėtum save pražudyti? Neperdėk būdamas nedoras ir nebūk kvailas. Kamgi turėtum mirti prieš laiką? Geriausiai, kad vieno laikytumei, bet ir nuo kito rankos netitrauktumei, nes kas bijo Dievo, tam su abiem seksis. Mokytojo knyga, 7 skyrius, 16 ir 18 eilutės. Jei yra tikra pagarba Dievui, mums nereikės galvoti, kaip savo gerais darbais ir teisuoliškumu įtikti Dievui. Dievui nereikia gerintis. Pasak Saliamono, galų gale tokie perdėm geruoliai ir teisuoliai, bandantis visur įgyvendinti teisingumą, neretai perlenkia lazdą ir patys nepagristai kenčia. Bandymas pasirodyti geru nepadės. Tačiau galvojimas, kad jei bandymas savo teisumu susikurti išsvajotą gyvenimą be problemų ir pilną ramybės ir pasitenkinimo nieko negarantuoja, tai stačia galva pasinerimas į nuodėmę taip pat nėra išeitis. Nuodėmė dar nei vieno žmogaus neišgelbėjo, ji tik milijonus pražudė. Saliamonas sako, kad bijantys Dievo išlaikys savo gyvenime pusiausvyrą. Iš kur gauti tą baimę? Kaip išsiugdyti viešpaties baimę? Patarlių knygoje 2 skyriuje skaitau. Mano vaike, jei priimsi mano žodžius ir branginsi širdyje mano įsakymus, jei palengsi ausį klausytis išminties ir atversi širdį norėdamas suprasti, jei iš tikrųjų šauksiesi įžvalgos ir pakelsi balsą norėdamas suprasti, jei sieksi supratimo, kaip žmonės ieško sidabro ir ieškosi jo tarsi paslėptų lobių, tada suprasi pagarbę viešpaties baimę ir sužinosi, ką reiškia pažinti Dievą. Patarlių knyga, 2 skyrius, 1-5 eilutės. Dažnai vaikai sako, kad nemėgsta vieno ar kito patiekalo, kol nepradeda valgyti. Ir mes dažnai galvojame, kad apsilankimas vienoje ar kitoje vietoje bus nuobodus ir neįdomus, tol, kol neapsilankome patys ir neliekame sužavėti. Taip yra ir su Dievo žodžiu, Biblija. Daugelis nemano, kad ji kažkuo vertinga, ypatingai, kai gyvename tokiais laikais, kai be vargo galime įsigyti daugybę skirtingų knygų. Velnias daugeliu atima laiką, meta skirtingus trukdžius, kad tik nesusitiktų su Dievu per jo žodį. Neįmanoma turėti viešpaties baimės, jei nebus bendravimo su Jėzumi per Dievo žodį. Tik tvirtai suleidę savo gyvenimo šaknis į Bibliją, mes apsisaugosime nuo kraštutinumų ir išmoksime gyventi subalansuotus gyvenimus. Gerbiamas klausytojau, meskite savo teisuoliškus darbus, tai tuščia. Tačiau negalvokite, kad pasirinkę nedorybę gyvensite geriau. Tai nepatenkina. Nusižeminkite prieš kūrėją, pakvieskite Jėzų į savo gyvenimą ir kasdien ieškokite bendrystės su juo, bei prašykite jo jėgos, kasdien paklusniai sekti jo pėdomis. Kasdienė mana. Čia galėjo būti jūsų reklama.